Ar čia mes podcastuose kalbėsim, kad tikimės, ar kalbėsim, kad nesitikim ir čia pofik mum. Ar yra ten skirtumas kam nors? Manau, kad giliai ne. Aš manau, kad yra. Sakai? Sakau, kad yra. Nes aš tai, žinok, tiesą sakant, tas vasaras taip ir nepastebėjau. Nesupratau, kaip jinai praėjo. Dabar įrašinėjom rugpjūčio 22, aš vis dar tik tai vestuvėse prasidėjau. Tai jeigu atspėjai, kiek pravedžiau vestuvių, išrašau tau piniginį prizą. Palato, atspėjai 15. Čia daugiau. 17. Iš viso yra 30, liko 9, tai 21 jau. 21. Matai, vaikeli. Nenormalu, bet laukiu šį pasaulio čempą, biškai jau toks bus pasimiršimas nuo visko. Ką tu gero nuveikiai, seniai? Aš tai realiai nieko gero nenuveikiau. Buvai pakeliauti kažkur išvaręs? Ne, aš iš Lietuvos vasarą nevažiuoju niekur. Buvau Palangoje. Ką dar? Kažkas tarp Vilniaus ir Palangos. Čia tas oras nenuspėjimas. Dėkui, kad aš sėdžiu kaip debilas už tai sakinėčiau. Aš pripratęs visai. Sako, užsidėk akinius, bus geriau, blemba. O, blemba, kaip gerai. Viskas matosi. Tai va, tai aš galvoju, kad susitinkam čia po ilgos pertraukos tam, kad biški pakalbėti apie tą kažę, žinai, paprognozuot, pasaulio čempas, nors su tom prognozėm niekada dar nieko nesu per čempus normaliai pataikęs. Visą laiką ateina koks nors underdogas, kokia mažytė komandėlė, kokios nors Dominikos Respublikos ar panašiai ir sugriauna visus tos mūsų medžius, kuriuos čia prisidėliojam, ką? Nežinau, mano manimo čia labai sunku kažką nuspėti, nes aš pusę nematęs net kaip žaidžia. Tų kitų komandų net nežinau, kaip žaidžia. Kitų dar net nežiūrėjau, ką žaidžia. Labai pasiruošimo metu, jei čia nežaidė su lietuviais ar kažką, tai taip ganėtinai stipriai atitolęs. Nu tai įdomu, vis tiek tas čempionatas toks, tų žvaigždžių daug atkrito, bet įdomių komandų yra. Debiutantų skaitai kiek 4, man atrodo, ne? Latvija tarp jų. Bet įdomu, ką Kanada sužais. Kanada atsiveža tos savo žaidėjus, visus jau geresnius ir NBA, tas savo žvaigždės. Tai tas įdomu iš to, kaip Australai atrodys. Graikai, matom, stipriai nukraujavę. Nepanašu, kad ten kažką labai gerai, bet irgi negali žinoti. Amerika, ta pati, man girdė, jei Amerika sugebės laimėti čempionatą su Austin Reeves kaip jų žvaigždė, tada, manau, blogas signalas siunčiamas visiems kitiems yra. Bet realiai jie vis tiek turi stipriausią sudėtį, net ir atkritus visiems, ką, ar nesutinki? Sutinku, žiūrint iš tos ten žaidėjus, aišku, ten jie turi tų komandų, ten tos geriausius žaidėjus, kai kuriuos, bet esmė, kad klausimas, ar jie turi geriausią komandą. Aišku, nežinau, kaip vokiečiai sugebėjo paleistas varžybas, kur ten realiai turėjo vos nenuneštos amerikonus, bet ten pagrįžo. Bet esmė, kad kai prasidės čempionatas, tos įtemptesnės kovos, man bus labai įdomu pamatyti, ar sugebės, ar tai pataikys, vis tiek komandos daugiau prisitaikys ir žais dar supratingesnė idėja ir mano manimu, kad tos komandos ateina su didesnė patirtim. Tie patys vokiečiai turi daug talento, man patinka, kaip jie žaidžia, patiko praeitam čempionate, kaip jie žaidžia, dabar dar vienus metus, dar po vieno čempionato tokio, panašu, kad jie motyvuoti labai. Ir jie abu Wagnerius dabar turės, praeitam čempionate, man atrodo, tik tai vienas buvo. Jo, praeitis buvo vienas, bet geresnis. Jo, ir jie žiauriai gerai žaidė Vokietijoje. Žiauriai gerai skrido. Aišku, Vokietijoje, žinai, namuose. Ne, tai Vokietijoje, tas tai jo, bet kaip žiūrint į juos, man jie tokie motyvuoti, visi suvažiavo ten ir po to Schroederis turėjo gerą sezoną. Atrodė, kad jau ten NBA nebegrįž normaliai, bet grįžo, tai manau patirtis daug ką nulems, o Amerikos vis tiek jie naujai visi suėję. Pirmas čempionatas kartu, tai tos draugiškos yra vienas, kai žaidi ir ten pažiūrėsim, kai prasidės rimtos varžybos, rimti išbandymai, spaudimas kitoks bus, tai pažiūrėsim, ar taip laisvai žais ir tvarkysis. Manau,
tas varžybos su vokiečiais buvo rimtas įspėjimas. Nu tai klausyk, mes galėsim dabar apie kiekvieną komandą ir pakalbėti, nes ir žiūrovams turbūt bus visai įdomu, kaip mes sudėliosim visą pasaulio krepšinio čempionatą nuo A iki H grupių, vėliau nuo I iki L ir tada ketvirtfinaliai, pusfinaliai ir finalai. Pradedam, gal tik tai priminsiu, kad pasaulio čempionate yra 32 komandos, jos suskirstytos į 8 grupės po 4. Iš kiekvienos grupės į antrą etapą patenka pusė tęs kovą dėl 17-32 vietų, likusios 16 komandų kaunasi dėl 8 vietų ketvirtfinalyje ir mes tikimės, kad tarp jų bus Lietuva, o ar mes prognozuojam vietą Lietuvai ten, va dabar galėsim ir išklausyti. Tai pradedam nuo A ir B grupių, jos iš jų 4 komandos pateks į antrą etapą, tai yra į grupę I. A grupėje susitinka Italija, Filipinai, Angola ir Dominikos Respublika. Man atrodo, kad čia labai lengva prognozuoti, nežinau kaip tu, aš 3 ir 4 vietas atiduodu Filipinams ir Angolai, o į antrą etapą patenka kaip grupės nugalėtoja Italija ir antra vieta Karlo Anthony Townso Dominikos Respublika. Kažkaip daugiau mažiau aišku man čia viskas. Aš irgi taip pat nuprognozavau. Nėra ką labai plėstis, nors kiti sako... Net neįsivaizduoju, ką Filipinų krepšinį žaidžia. Ką ten to rinktiniai turi tą... Naturalizuota viena, ne? O Angola iš visų sudėties net nėra paskelbus. Pasaulio čempionato puslapyje net, man atrodo, kad ir dabar nėra. Jų sudėties kažkaip neskambina, jiems niekas neprisiskambina. Neaišku. Nepradėk, nekapstyk tos temos. Giliai tarniai girdai. Gerai, viskas. Tai žodžiu, tai ten nėra ryšio, o visa kitka daugiau mažiau aišku. Nors kiti šiaip, pavyzdžiui, aš turiu tokį kolegą Luką Malinauską, jisai mato šitą grupę laiminčią Dominiką, net ne Italiją, nes Dominika šiaip ne tik tai turi, Townsą turi ir, man atrodo, jeigu neklystu, Duarte ar kažkas tokio. Kas? Nebeturi jau, ne? Okay. Tai žodžiu, Dominika komanda, kurią kiti mato net ir ketvirtfinalį, man kažkaip būtų sunku patikėti, kad čia jie galėtų, vėliau apie serbus pakalbėsim, nukonkuruoti italus arba serbus. B grupė, čia įtariu, kad mes irgi sutarsim, čia susitinka Kinija, Puerto Rikas, Pietų Sudanas ir Serbija. Pirmą vietą garantuotai buvo atiduodam serbam, o turbūt diskusija tik tai kas antri, nedaug mes turbūt žinom apie Kinus, apie Pietų Sudaną, kaip jie žaidžia, ką jie žaidžia, bet Puerto Riką mes matėm ir tai visai atrodo kaip antra tokios grupės komanda, tai aš Puerto Riką matau antroje vietoje. Aš irgi nemačiau, ką Kinija žaidžia, bet aš Kiniją antrą turiu. Pietų Sudanas 3, Kinija 4, pas mane šiaip aš pasinešiau ant to, kad Pietų Sudano vieną iš tautiečių mes Lietuvoje turim, jisai Basket Newso vasaros stovyklas, kaip treneris vedė toksai Dengų ten yra pusė rinktinės, tai jisai sako, mes Pietų Sudane, tai mes laukiam ketvirtfinalio, sakau, tu gal iš medžio iškritai, kas tau negerai, tu prasme, ir tu supranti, kad jums reikės ten italų, serbus apsilošti, ne, sako, tu pamatysi, mes atvažiuosime, mes čia pakratysim pusę pasaulio čempionato, žinai. Tai aš kažkaip vien dėl to juos statau aukščiau kinų, bet visa kita galvoju, čia yra Dengos vaigimas. C ir D grupės čia jau mums bus aktualu, nes čia kalbam apie Lietuvos reikalus. C grupėje žaidžia Naujoji Zelandija, Jordanija, Graikija ir Jungtinės Amerikos valstijos. Ko gero, kad irgi sutarsim, Amerika 1, Graikai 2, Zelandija 3, Jordanija 4 pas mane. Nėra net ką labai diskutuoti, ne? Nėra ką, bet aš nežinau, kaip tai Graikija atrodo, kas ir neatrodo labai gerai. Šitoj grupėje, žinai, nei Zelandai, nei Jordanija. Jordanija ypač ten Tešlių sąjunga nelabai turi kažkokių šansų turbūt apsilošti. Panašu, kad ne. O D grupė, pažiūrėsim, kiek ten Juodkalnyje mes iššūkį Lietuvai, bet vis tiek turbūt net gyvendami ne Lietuvoje mes sakytume, kad lietuviai aiškus favoritai. Lietuva 1, Juodkalnyje 2, Meksika 3 ir Egiptas 4. Čia viską tarsi logika taip diktuoja. Jo, logika taip diktuoja, bet nenuvertinčiau šitos grupės, ta prasme, aš čia parašiau tas visas prognozes, gal toliau einant, mažai remiantis logiką, bet mylint Lietuvą ir tikint Lietuvą, bet pavojinga grupė. Kaip broliai Maciai sakė, aš labą myliu Lietuvą. Montenegro, manau, gali būti tikrai pavojinga komanda. Meksika lygiai tas pats, niekad nežinai, ką gausi ir kai tos... Pati pradžia, daug įtampos bus, dar susižaidimų ieškojimas savęs, tai ta grupė gal
ant popieriaus lengviau atrodo, bet gali būti ne pati lengviausia. Esi prieš Vučevičių lošęs? Esu ir man atrodo, jis dar net Europos tam čempionate žaidė 2-13 gal. Tai jis jau gražiai senas turėtų būti, ne? Man atrodo, jau koks 30 turėtų būti, ne? Ne, tai palauk, jeigu tu prieš jį žaidėjai, tai jau kiek tu nebežaidė. Nikola Vučevič. Aš tai niekad nesupratau šito žaidėjo. Man atrodo, jis tam buvo dar čempionate. 3-2. 3-2, ja, 2-13 dar jaunas buvo. Jo, bet jis yra talentingas puolimo žaidėjas. Tai prasme, tai ten geri turėtų būti Betel, aišku, Dublevičius, dar kuris gali pataikyti iš toli, kuris ištraukinės, tai, Peri. Kažkaip Peri, kuris gali draskyti. Tai su mūsų tuo viduriu jie gana neblogus mečupus turės ir pasiūlyti biškį, ko mes negalim, tai tas bus metimas iš toli. Taip pavardinam sudėtėlę Juodkalnijos ir neskamba, kad čia mes kažkokie tai jau kiborgai, ne? Realiai mes turim 2, gal 3 aukščiausio lygio žaidėjus, J.V. Brazdeikis ir Jokubaitis, čia jau taip, kadangi mūsų tai sakom, kad aukščiausio lygio turbūt atsirastų koks Juodkalnietis, kuris sakytų, koks čia Jokubaitis aukščiausio lygio, žinai. Ir pavardinam jų ir žvaigždės prie žvaigždės, mūsų prieš jų. Tai čia, jei taip sulyginus, tai žinai, ar Vucevičius nuo Valančiūno skiriasi NBA mastais. Jaučiu, Vucevičiaus kontraktas turėtų būti dar didesnis, kiek jis toje Čikagoje uždirba. Jo. Ten tas, bet aišku, Valančiūnas galingesnis žaidėjas viduj, bet tas daugiau judesių turi. Čia bus žiauriai svarbu apsilošti Juodkalnyje, nes į kitą etapą, jeigu išeina šitos 2 komandos, o jos išeina, tai mes nusineštume pralaimėjimą jiems, teisingai? Jei čia taip išeina, tai manau, labai, nesakau, ta Graikija, tikrai neatrodo, kad kažką labai pavojinga ar galinga, ar praradus irgi daug žaidėjų ir ten, daug vidutinybių, tai tikrai, tai čia per nieką jie tokie, kaip galvojam visi, kad bus pavojingi ir aišku, ta Amerika, su Amerika ar taip bus labai sudėtinga žaisti. Tai dar perėsim prie to, nes paskui prognozuosim tą mūsų į grupę. Bet būtinai išeit nugalėjus. Jo, nugalėjus Juodkalnyje. Tai žinai, kaip gauna šitam pasaulio čempionate, labai įdomiai. A, B, C, D, atrodo toksai apšilimo takas, pakilimo takas visiems į ketvirtfinalį, čia atrodo nei serbai, nei italai, neturi daug pasipriešinimo, jie kaip ir vos neramiai, čia jau ketvirtfinalį daiktų susikrovė, paskui iš C, D grupių atrodo ten Amerika, Graikija, ir Lietuva, kaip ir Juodkalnyje čia nurašai, pasikals dėl 2 vietų, Amerika rami, tada tarsi tik tai graikai su lietuviais. O kas vyksta kitoj pusėje, kur yra E, F, G ir H grupės, tai čia yra visiškas kosmosas ir mes dabar prie to kosmoso pereinam. E grupėje žaidžia Vokietija, Australija, Suomija ir Japonija, tai japonai čia aišku, kad ant mėsos, bet vokiečiai su australais ir suomiais draskysis ir faktas, kad Vokietija ir Australija yra grupės favoritai. Ir turbūt tik tai skirtumas tarp mūsų gali būti, kas juos deda į 1, kas į 2. Aš dedu vokiečius 1, australus 2, suomius 3, apie japonus kalbos nėra. Bet su tokia visiškai dvejonė veidė, aš vokiečius į 1 vietą šitoj grupiai dedu tik todėl, kad jie turi branduolį, kuris daug laiko kartu, turi daug europietiško krepšinio pamatų, aišku, nemažai jų žaidžia NBA, ar tai Wagnerį, ar tai Šrioderis, ar tai Taisas, bet jie tokie europinio plano, ką praeitais metais ir Vokietijoje matėm, jie tokie europietiški siautikėliai, kur labai malonu žiūrėti, su vėju žaidžia, puolimas ugninis. Aš kažkaip tikiu, kad australų ta naujoji karta dar nesulipdyta, dar nesulipus su seniais, galbūt iki galo nesuras kontakto ir vokiečiai paims su tuo vėju juos. Tai aš australus dedu į 2 vietą, suomius į 3, bet irgi Markarenas yra žvėris ir su Markarenu čia pasidaro kažkokia kosminė komanda ir suomiai mėgsta stebinti. Tai nežinau, vokiečiai 1, australai 2, bet tikrai nestebintų kitokią grupės baigtis. Aš irgi turiu vokiečius 1, šiaip man vokiečiai tikrai patinka kaip komanda, nes turi gerus didelius, realiai, kurie yra ir skirtingi, ir pataikintis, ir gynybiniai, bet Wagneris, girdai, labai gerai žaidžia 1-1. Tas iš perimetro, kur kūrė ir praeitam Europos čempionate. Žinai, kiek metų? Kai sprogo
21 metų, bet jis praeitą čempionatą jau kaip žaidė ir tas, matai, kad gali kurti ir tą drąsiai daro, aišku, Šroderis turi ir metikų. Tai man ta komanda... Tas pats Lo, mes apie jį net nešnekam, nors jisai žvėriukas yra. Man ta komanda tikrai patinka ir aš manau, jie gali gerai sužaisti. Ir sakau, tas jų alkis ir noras žaisti už tą rinktinę. Ir tas Šroderio pasisakymas, žinai, nežaidė praeitais metais. Kleberiui. Ir tai... Man tas imponuoja. Australai jo, bet man nepatinka australų. Bus labai įdomu, kaip aišku, jie turi Patty Millsą, kuris gali labai stipriai pataikyti ir viską, bet jų tas gidi, žaidėjas didelis iš NBA, kur negali, mes neturime metimo. Tai va man tas labai įdomu bus, kaip šitam international krepšinį veiks, kai žaidėjas tavo yra aukštas, didelis, aišku, jis ten gali daryti. Čia kažkokie keisti žaidėjai, Benas Simonsas lygiai toks pat variantas, ne? Ir tas metimas yra, tai realiai komandos turėtų eiti viską per apačią. Tai va tas įdomu, kaip jie tą, bet aišku, australai irgi, jie būna kovingi labai, motivuoti už tą savo šalį žaidžia ir matėm, praeitą, man atrodo, treti liko, ne, ar olimpiadai, kurie ten buvo, ar pasaulio čempionate, man atrodo. Tai tada išėjo 19 pasaulio čempionatoli, iš mūsų grupės, kai mes neišėjom, toj pačio olimpiadai 16 jie mus irgi sukalė. Ja, tai australai turi tų žaidėjų su patirtimi ir viską, bet japonai, žinai, nebent Adomaitis treniruotų. Na, čia, žinai, čia jau juokas salėje, kaip mano močiutė sako. Aš dar dėl australų galvoju, kad Džokas Lendeilas ir su Lekšu tą patį irgi šnekam, žinai, čia jo iškritimas jiems brangesnis negu Beno Simonso neatvykimas, žinai, nes... Ne, tai Benas Simonso niekada nebuvo, tai jokio skirtumo. Realiai taip, o Lendeilas po kažkiek jiems buvo pagrindinė jėga iš principo. Ir vis tiek Danielis Taisas, vokiečiai turi daug ką be Taiso pasiūlyti, ten ir Šrioderiai, ir Wagneriai, ne? Bet dar ir Taisas po kažkiek, nelabai ir australai turi atsvarą tokio dydžio bičių, ką? Ja, Taisas man patinka, kaip jis žaidžia, atrodo, tas talentas limituotas, bet atiduoda save. Tai, nežinau, man sakau, žaidėjas be metimo, tai NBA gal tas veikia. Daugiau tam visam international krepšinį, Europos krepšinį, kita aikštelė mažesnė ir daugiau fokusuojasi apie tave. Grinai tuose varžybos, NBA playoffai prasideda irgi, kiti niuansai prasideda, bet, nežinau, sudėtingai man atrodo tas. Galvoju, kas atitikmuo būtų Europoje žaidėjas be metimo. Zoranas Planiničius, jis neturėjo labai gero metimo, ne iš toli. Aukštas žaidėjas be metimo. Ne, man atrodo, jis metė daug Planiničius. Kiek prisimenu, jis nebijodavo mes. Aš galvoju, gal man tada vaidenasi. Man kažkaip įstrigo, kad jisai nelabai pataikydavo. Kiek dabar prisimenu ir tą, bet... Nusakau, šiais laikais ir ten pažiūrė, aišku, jos statai ten 8, 10.9, ten 6, 7 kamuoliai, tų asistų pridalina, ten žiūrėjau tos highlightus, daug ką veržėsi, lipant to krepšio, ten vienas metimas iš vidutinio ir toks atrodo. Tai bus įdomu. Aišku, bus įdomiausia, kai mes prognozuosim, kas į ketvirtfinalį išeina ir vėl apie australus kalbėsim, nes vokiečiai su australai, suomiai, japonai, čia mes abu sutarėm su tavim. F grupė, kaip irgi sutarsim, nes čia aišku favoritas Slovenija, be klausimų jie pirmi, turbūt ir tu matai Sakartvelą antroji vietoj. 3, 4 aš atidaviau Žaliųjų Kyšuliui 3 dėl to, kad Tavarišas, Venezuela dėl to, kad nieko apie juos nežinau. Turi ką čia pridėti? Ne, neturiu. Tai va, pridėsim, kai kalbėsim apie J, čia turbūt viskas sutapo. G ir H, aš net nebejoju, kad irgi sutaps. Pirmą vietą G grupėje aš atiduodu Ispanams, 2 Brazilams, 3 Dramblio kaului, 4 Iranui. Taip. Identiškai, ne? Įsiplėsim paskui, kai perėsim prie jau antro etapo ir H grupėje. Pirmoji vietoje, va čia gali nesutapti. Pas mane pirmi yra prancūzai, 2 Kanada, vien todėl, kad aš netikiu šitą komanda, man atrodo, per naujas darinys, per daug individualus darinys. 3 vieta Latvija, kaip be būtų gaila, bet Latvijam neužteks talento išeiti į kitą etapą, 4 Libanas. Skiriasi kažkas? Nesiskiria niekas. Keistai, bet nesiskiria. Tai klausyk, iš visko, ką mes prognozavom, sutapo absoliučiai viskas. Pirmame etape mes identiškai skiriam 1, 2 vietas. Tai būtų įdomu, jeigu jūs su mumis ginčėtės. Turbūt ir ginčiasi. Aš manau, kad Dominikos Respublika kiti mato aukštai, pirmoje vietoje gal net. O gal ir ne. O dabar įdomiau. Antras etapas ir ką mes sudėliojom.
kadangi sudėliojom identiškai, tai lengva kalbėti. Į grupę, į ją pagal mus patenka ir čia dėl 2 vietų ketvirtfinalyje kaunasi Puerto Rikas, Italija, Dominikos Respublika ir Serbija. Aš 1 vietą šitoj grupėje atiduodu serbams, jie žengia kaip I1 komanda į ketvirtfinalį, 2 vietą atiduodu italams kaip I2, 3 Dominika, 4 Puerto Rikas. Aš 1 italam, 2 serbam. Kodėl tu galvoji, kad italai pakraus serbam? Čia Lekšas irgi tą patį sako, kad... Dėl draugiškų paskutinių? Tai draugiškos paskutinės, bet dar atsuku praeitą Europos čempionatą ir kai italai numušė serbus su Jokičium ir visais žaidėjais, tai šiaip italai irgi turi keistą trenerį, turi gerą vaibą komandoje. Lemma, kaip treneris man jau patinka pasako, aš su juo permėgočiau. Visi girdė, visi išprotėję, tai, o serbai, lemma, girdė su tą treneriu, aš nežinau, ten neatrodo, kad ten jam tokia kančia. Bet klausyk, susitinka 2 treneriai. Vienas mylimiausias, kitas nafik. Pesičius prieš Poceko. Tai nežinau, irgi serbai yra nukraujavę stipriai, tai gal kažkas kiti parodys, bet esmė, kažkaip nelabai tikiu tą serbą rinkti. Blemba man dar italų, žinai, dėl ko norėtųsi sėkmės, nors aš juos matau ketvirtfinalį, tai jau kažkoks pasisekimas. Man jų žiauriai gaila dėl bankero, nes aš manau, kad čia yra tokia pasaulio neteisybė, kur tau pažada, kur ten sako, kur ten myli ir staiga išduoda su Amerika. Ir šiaip man italų tas visas krepšinis nuo Bazilės, Soranijos, Markonato ir to paties Poceko laikų atrodo, man 2 krepšiniai italų ir latvių visada buvo labai simpatiški, kaip Sireika sako, daug trajakų ir vėjas po kojom, žinai. Tai norėtųsi, kad italai pakrautų Pesičiui ir Poceko išeidamas kažkodėl nedekvačiai atkištų faką svietai. Ja, ten įdomiai veikia, ten vis tiek asistentas yra pagrindinis, vos ne treneris, kur viską braiža ir daro. Ja. Poceko yra emocinis lyderis. Lemma, kaip tu užmuštum Pesičių, aš įtariu greitai, ne? Pesičių, blemba Pesičius, nežinau, man tai jie ten tokie labai įdomi. Paėmė tokį trenerį ir jis dar ilgai ir išsilaikė, pažiūrėk, ir viską prabombino. 7-5 kiek. Ir vis tiek dabar tie laikai keičiasi, tas jaunimas ir taip, ir tu ten įdedi tą seną serbų mokyklą. Bet gerbė jį Serbijos kašės federacija, matai, net po praeito čempo, kur jie apsišiko, jisai lieka poste, tai matosi, kad jį myli. Pesičių 7-3. Šaro, nekenčiamiausias treneris. Ja, plus išmetė Teodosičių praeitą ten tą viską iš tos rinktinės, kai panašiai, žinai, kai kartais reikia tik ispanų pavyzdį pažiūrėti ir taip, kad rinktiniai reikia tų patyrusių žaidėjų, kas gali patraukti tave lemiamais momentais, tai kai atėjo italai ir užstrigo jie visiškai ir tas panika prasidėjo ir nei Misičius, nei tas nieko negalėjo padaryti, tai reikia va tokių žaidėjų kaip Teodosičius, kuris niekada nieko nebijo daryti, ar pasiseks ar ne, čia kitas klausimas. Turi jie geros formos Milutinovą, tai italai po kažkiek tokios atsvaros neturi. Ant Milutinovo aš nieko nedėčiau. Sakai, bet gerai juda visai. Gerai, bet tai ten yra, man tai, žinai, ne ta žaidėjas, kuris ištrauksta. Jeigu pavardės loštų, tai serbai vis tiek favoritai. Bogdanas Bogdanovičius, Marko Guduričius, Nikola Milutinovas, kaip ir italas nelabai kuo panašaus gali atsakyti. Kas Fontekijo didžiausia žvaigždė italų. Tai turi Nikola Melė, kuris... Tai dvi pavardės, taip, kuris faktas. Dengia Datomė, dar yra po to mūsų numylėtas žaidėjas Polonara, ne? Menion, nelošia palauk Menion, liktai nevažiuoja. Polonara, kuris už Italiją gerai žaidžia. Bet serbai turėjo geresnės pavardės praeitą čempionatą ir buvo favoritai. Bet žinai, dar serbam čia truputį revanšas. Tai vat viena iš priežasčių, kur gal rimčiau pasižiūrės, gal tenai užžiūrėti nosis su Micičiais, Jokičiais išėjo, žinai. Ok, tai tu italus pirmus, serbus antrus, aš atvirkščiai, bet abu mes matom jos ketvirtfinalį. J grupė sudaryta iš į kitą etapą patekusių Juodkalnijos, Lietuvos, Graikijos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Ką tu matai ketvirtfinalį kaip pirmą ir antrą? Tam pirmam? J grupė. Kas išeina kaip pirmą, kas kaip antrą? J grupė, tai pirmie amerikonai, antri lietuviai. Sakai, lietuviai pakraus graikam, kurie liks treti ir Juodkalnyje ketvirtoje vietoje šitoje grupėje. Aš tai graikus ketvirtus turiu, Juodkalnyje trečius. Visai netiki graikais? Nežinau, man sunku patikėti graikais.
Net graikai su savo didžiausiam žvaigždėm nieko nesugebėjo padaryti. Dabar įdomu. Neturi daug playmakerių. Tai įdomu, kaip jie važiuos. Nu, gerai, Vokapas tau pasidengs, bet kurtisai sudėtinga. Blemba, bet jie tokių darbinių turi, žinai, Papa Nikola, tokie man, žinai, seniai graikai su plaukais vešliais ant krūtinės, Papa Petru, Papa Nikolao, dideli, tokie koviniai visi, žinai. Dabar jaunimėlio turi ten visokio pasiėmę, žinai. Nežinau, aš tai nestatau graikų. Pavyzdžiui, Kariniauskas prieš Vokapą turbūt nė sekundės nebus ant parketo, žinai, Jokubaičiui reikės prieš geriausiai besiginantį Eurolygos gynėją kaltis. Tai irgi išmušinėja iš vėžių stipriai, žinai, kai atkirtinėja mūsų ir taip jau pakankamai gležną kamulio į žaidimą geriausiai besiginantis Europos krepšininkas. Aš pilnai sutinku, faktas, bet Lietuva. Aš čia Aš su tavim šitoj valtyje, aš matau Lietuvą irgi kitame etape, Amerika 1, Lietuva 2, Graikija pas mane 3, Juodkalnija 4, bet galvoju, vat, būdamas Graiku, ar aš matyčiau, manau, kad 50-50 sakyčiau, nes lietuviam popieriaus man atrodytų objektyviai stipresni. Kai aš prisimenu 2017, ten irgi buvo stipresni, lietuviam popieriaus graikai mus atskalbė 13 taškų, 8-finalį, man atrodo, buvo 8-finalio etapas, Eurobaskete, žinai. Slukas, man atrodo, tada buvo. Ne? Jo. Tik tai, kad graikų netekti žiaurios, žinai. Dominavimas, tai... Nežinau, man tai iš viso sunku, matai, kai esi lietuvis ir tą biški neobjektyviai vertinį, pažiūrėjus į šitą rinktinę, būdamas iš kitos šalies, nu, tai čia lygiai tą patį, ką mes kalbam apie graikus ir tą patį jie sakys. Tas pas labai panašus, nu, tai ką, tu turi daug žaidėjų, kurie nu, yra vidutinio lygio, sakykime, pagal tas visus, nei NBA, nei kažkokios žvaigždės Eurolygos ir realiai turi vieną gerą NBA žaidėją ir jaunai žaidėją dar. Ir nu, dar gerai, Donatas turėjo gerą karjerą, bet sakykime, tai vis tiek jau yra Eurolygos žaidėjas, bet tai nėra lyderis Eurolygos komandos, tai nėra vedantis žaidėjas. Tai žiūrint iš tos kitos perspektyvos, tai nu, ką tu gali labai kelt mūsų rinktinį. Ir nu, čia mums gal taip atrodo, kai mes to žaidėjų žinom ir tikim ir tą, o kitiem, nu, tai pasižiūrėjus į tos sąrašus, kur kas žaidžia. Tai turbūt neužkelia tų didelių lūkesčių. Nėra, kad kažkas matytų, kaip aš matau, kad ten Lietuva žais dėl 3 vietos. Šiaip tai belia kaip nukraujavusios abi komandos Graikija su Lietuva. Taip, jeigu lyginti nuostolius, dar sunku pasakyti, kurios komandos nuostoliai didesni, žinai. Mes turim ten 6 žaidėjus, kurie turbūt žaistų pagrindiniam 12 iš negalinčių žaisti. Pas juos gal 4, bet tai kokio tai svorio žaidėjai. Kalatis, Slukas, Dorsiai pakeitė Vokapas, bet apie Janį Antetokounmpo, vien kokio tai, žinai, masto krepšininkas būtų brangiausias pasaulio čempionato žaidėjas, jeigu dalyvautų, žinai. Ne, nu tai ir vis tiek ir dalyvavo, ir matai, dominavo tose grupėse ir viską, ir ten su tais 3 žingsniais praeidavo per tą visą aikštelę ir ten grūsdavo tą kamuolį. Bet atėjo telemiami ir atėjo komanda, uždarė viską, suspaudė ir bum. Matai, mūsų gynyba man dar vienas iš tų, kur kelia daug klausimų. Mes žiauriai daug taškų prasileidžiam ir prieš netgi tokias jau vidutinės komandėlės. Tai graikai gynyboje kieti, mes puolime tarsi neblogi, bet mes apsiginti negalim. Žodžiu, čia bus žiauriai įdomu, Graikija, Lietuva, mes matom lietuvius, tai ir sėkmės jiem. Dar prie lietuvių temos perėsim, o dabar naujai suformuota K grupė ir K grupiai Sakartvelas, Slovenija, Vokietija ir Australija. Aš matau, kad į ketvirtfinalį mano prognozė patenka vokiečiai kaip grupės nugalėtojai. Aš eliminuoju australus iš pasaulio čempionato, sakau, kad jie neišeina į ketvirtfinalį. Ir aš sakau, kad Lukos magija sugros ir net be Čančaro, net be Gorano Dragičiaus Slovenija išeina į ketvirtfinalį kaip antra komanda ant Lukos pečių. Vokiečiai, Slovenai, Australija, Sakartvelas, vokiečiai 1, Slovenai 2. Aš lygiai tą patį turiu. Australija eliminuoja, ne? Australija eliminuoja, bet čia, sakau, Australija labai pavojinga komanda. Faktas, yra kas net finaliai jos mato. Mažai mačiau jų žaidžiančius, bet tai laisvai gali būti. Aš, žinai, prirašiau, ką daugiausiai biški mačiau.
Ką galiu nuspėti? Nu, savo manimą, aišku, nieko čia nenuspėsiu labai. Blemba, kol kas absoliučiai viskas sutampa, realiai nesutapo tik tai vienas mūsų pirma, antra, bet vis tiek abi komandos į grupiai serbai italai kitame etape. Ir L grupė, čia gal net įdomiausias atvejis yra. Mes abu matom Prancūziją, Ispaniją, Kanadą ir Braziliją. Aš matau į kitą etapą pirmoji vietoje prancūzai patenka šitoj grupėje į ketvirtfinalį, tu irgi turbūt taip. Ir antra pas mane Ispanija. Aš tai Kanadą turiu. Kanada didė. Aš laukiu vėl ispanų stebuklų. Aš tiesiog galvoju, ir dabar jie draugiškos atrodo, su tokiu vėju žaidžia, taip įspūdingai laksto. Tokia laisvė, nėra Brauno, nėra Rubio, dzin jiems, Nunešas tampa MVP, kur pakeitė, atrodo, Rubio. Neįtikėtino talento, neįtikėtino, nežinau, psichologinio tvirtumo komanda, malonumo žaisti krepšinį komanda. Žiūri ir žaviesi ir norėtum, kad va taip žaistų mūsiškiai su tokia laisvė. Aš labai noriu laisvės, meilės, šypsenos, salsos, rumbos, regio, nežinau, ką dar, žinai, ant parketo. Tai va, ispanai, kokia karta bebūtų, tą rodo. Antra vieta Ispanija, trečia Kanada. Eliminuoju Kanadą ir Braziliją ketvirtį. Nu, nemačiau, kaip ispanai žaidžia. Žinai, tas, kad... Aš žiūrėjau, kaip slovėnų sunešiojo, su malonumu. Kad praeitais metais ispanai buvo žiauriai nuvertinti ir nedemonstravo to labai gero krepšinio ir vos iš grupės net išėjo ir ten turėjo problemų ir po to, kai reikėjo laimėjo viską. Aišku, ten buvo Braunas dominuojantis žaidėjas, tai ispanai, aišku, jie visada su ta patirtim, ką jie turi, jie gali tikrai gerą čempionatą turėti. Ir sakau, Kanada man toks juodasis arkliukas, ką jie sužais, kaip, aišku, čia prancūzai mano yra favoritai, bet čia, sakau, ispanai turbūt tikrai ta komanda, kur niekada negali nuvertinti ir čia visai gali stipriai pasisukti. Gal ir logiškesnis sprendimas ispanai antrinį Kanadą. Bet tegul būna. Nu gerai, tai čia mūsų vienintelis skirtumas, ne? Kas patenka į ketvirtfinalį? Vienintelis skirtumas, kad tu sakai, kad Kanada, aš sakau, kad ispanai, tai dabar mūsų naujos poros jau ketvirtfinalio sudėliotos atrodo taip. Mano ketvirtfinalis pirmas bus Serbija, Lietuva. Čia jau vardinu 8 geriausias čempionato komandas pagal mane. Antras ketvirtfinalis vokiečiai su ispanais. Trečias ketvirtfinalis Amerika su italais. Ketvirtas prancūzai su slovėnais. Kaip pas tave ten susidėliojo, dar primink? Tai pas mane italai Lietuva, Vokietija, Kanada, Amerika, Serbija, Prancūzija, Slovenija. Nu tai pabandom tada. Serbija, Lietuva, mano pirmoji ketvirtfinalio pora. Aš sakau, kad kaip be būtų gaila, bet niekaip netikiu, kad šita Lietuvos komanda su tiek debiutantų. 5 debiutantai, skaičiuoju, be Kariniausko ir be Bendžiaus, kurie irgi šiaip jau tos patirties praktiškai neturi. Didžiosiuose turnyruose vienas ten žaidė olimpiadoj epizodiškai, kitas Europos čempionate 17 epizodiškai. Nu, okei, dar olimpinė atrankoje, bet tai trumpas labai etapas. Man atrodo, kad per daug yra problemų su sudėtim, per mažai patirties, netgi jeigu lyderius paimsi, Brazdėjkį su Jokubaičiu, jie irgi vienas Europoje vieni metai, kitas 22 tampa rinktinės vedliu, kur ten jo pirmtakai Marčiulionis, Kalnietis, Jasikevičius, net ir jie vyresni buvo, kaip tempiantis komandą į žaidėjai. Sunku man patikėti, kad šita komanda gali būti ir 4 stipriausių pasaulyje. Aš vis dėlto eliminuoju Lietuvą ir sakau, kad serbai patenka į kitą etapą. Aš tai sakau, kad Lietuvai pusfinalį žais, nugalėjo italus. Sakai? Sakau, turbūt. Tu matai, kad italai laimi prieš serbus ir tada sakai, kad lietuviam paranku žais su italais, jo? Ne, aš turiu ketvirtfinalį italai, lietuviai. Tai taip, tai sakau, italai nukala serbų savo grupėje ir sakai, kad lietuviams paranku italai, ne? Nu, ar paranku ir ne, bet aš matau lietuvius laimi. Čia tokia prognozė turbūt nedaug kas turi, bet... Lekšas tą patį prognozuoja. Identiškai. Tai va, tikėkime. Šiaip tai kosmosėlis būtų, blemba. Tai čia būtų kosmosas, aišku. Ok. Vokiečiai, ispanai, pas tave irgi šitą porą, ne antrą? Ne, pas mane vokiečiai, Kanada. Ai, ok, nes tu Kanadą išleidai čia. Tai gerai, aš sakau, kad Ispanija dar kartą nustebina pasaulį ir turi būti pasaulio čempionate netikėtumų. Aš nežinau, ar ispanai būtų, turbūt būtų pagal bukmekerių 100%, kad būtų netikėtumas.
Aš galvoju, kad ispanai pagavę tą vėją, jie eina toliau ir pofik jiems, ko jie turi karališką kraują. Ir jie pusfinalyje. Va čia mano bus šito turnyro sensacija. Pusfinalį su serbais žais ispanai. Ta prasme, gali buvo, aš dabar pasižiūrėjau, aš net jų ketvirtfinalį neturiu. Nors aš nekenčiu ispanų, tai tegul ir nebūna realiai. Tai Vokietija, Kanada, aš tai vokiečius pusfinalį matau. Prieš Lietuvą. Prieš Lietuvą. Okay. Tai blemba, tai tu lietuvis turi finale matyti. Nes jeigu toks kelias, čia skamba viskas žiauriai gerai, ne? Nu, tipo, įveikiami varžovai. Tai nėra nei Kanada, nei Prancūzija, Nežinau, nei Amerika. Aš turiu Vokietiją finalę. Ok, nu tai dar prie to pereisim. O dabar žiūrėk. Amerika, Italija, pas mane, kita pusė. Čia viskas aišku, Amerika turi būti pusfinalį. Pas tave Amerika su kuo? Pas mane Amerika su Serbija. Amerika ramiai leidė į pusfinalį, ne? Amerika įleidžia į pusfinalį. Ir jų varžovai mūsų vienodi, man atrodo, Prancūzija, Slovenija. Prancūzija, Slovenija. Ten prancūzai. Mano irgi prancūzai. Taip, pusfinalį šitą sutampa. Amerika, Prancūzija. Tik tai pirmas pusfinalis skiriasi. Tu jau pasakėjai, pas tave Lietuva, Vokietija, į finalą pas tave vokiečiai. Pas mane vokiečiai. Nu, blemba, seniai, tai jau tiek nuėjus, negi negalim dar įleisti mūsų į finalą, ką? Čia jau girdai, ant tiek... Bet jeigu bus Lietuva, Vokietija pusfinalis, tai jau aš tiek apsirikęs, aš tada jau labai ramiai tikėsiu. Nu, su vokiečiais. Čia ne Elgrand kažkoks. Vokiečiai į finalą. Vokiečiai... Aišku, aš rėkiu sakydamas, kad ispanai pas mane finale. Nes aš ispanus matau finale, kurie nukals serbą. Nu, šitą matau, kad čia mūsų ir ta kelionė pasibaigė ties pusfinaliu. Ir matau vokiečius laimintis ir matau europinį finalą. Nu, va, to galėsim pereiti prie to. Aišku, blemba, jau lietuviams čia būtų pasaka nueiti iki tokio etapo. Pas mane Serbija, Ispanija, aš jau sakiau, man labai norisi, kad ispanai dar kartą priblokštų visus ir labai nesinori, kad Pesičius kažką priblokštų šitam pasaulio čempionate. Aš sakau, kad Ispanija eliminuoja ir Serbija žaisdama laisvą, akiai patrauklų krepšinį, o serbai savo kančioje čia ir užspringsta ir nemanau, kad Pesičius gali vesti komandą į finalą. O kitas pusfinalis mūsų abiejų sutampa, tai čia yra Amerika prieš Prancūziją, praktiškai turbūt niekas net ir nebejoja, kad čia toksai pusfinalis ir bus. Visi mato prancūzus laiminčių savo grupę, visi mato Ameriką laiminčių savo grupę, visi mato Ameriką nukalant ketvirtfinalį varžovą, visi mato, kad prancūzai nukal savo varžovą irgi ketvirtfinalį. Tai turbūt didžioji dalis prognozuotojų sako, kad būtent šitam etape pusfinalyje mano galva dvi objektyviai stipriausios pasaulio čempionato komandos susigrums dėl vietos finale. Dabar tik tai klausimas, ką mes matom finale. Tu jau išsidavėjai, tu sakai, matai europietišką finalą, bėda ta, kad aš irgi tokį matau. Aš jau kurį laiką sakau, man atrodo, kad prancūzai yra pranašesnė komanda už Ameriką. Pirmiausiai to, jog turi branduolį, kuris labai ilgai žaidžia kartu. O Amerika yra vis dėlto, kad ir talentingų, bet tik naujų žaidėjų darinys. O prancūzams beje ir to paties talento toli gražu netrūksta. Na, aš tai matau prancūzų pergalę ir pergalę finale. Ir matau, kad jie ir pasaulio čempionatą ir olimpinės laimės. Tai Prancūzija, Vokietija. Prancūzija, Vokietija. Ateina prancūzų čempionato auksas. Ateina auksas. Aš irgi sakau, kad prancūzai triumfuoja čempionate, auksinė komanda yra jie, nukala ispanus, kurių čia pasaka baigėsi. Dar galim nebent dėl trečios vietos pasikalbėti. Amerika prieš serbus. Pas mane yra, tai čia aš galvoju, kad vis dėlto amerikiečiai savo bronzą pasiema. Kas pas tave bronzą? Lietuviai Amerika. Nu, pakalbam. Tai žinai. Nu, būtų. Antras mačas su Amerika čempionate bus. Tai matau, kad čia Amerika pasiema tą bronzą. Trečią vietą. Ja. Lemba, kaip mes dabar su tam pasikalbėjom, tai atrodo viską labai lengva prognozuoti. Nieko čia nelengva, aš nesąmonės nuprognozavau. Bet paskutinės. Nesutapo iš mūsų svaigimų, gal tik tai kelios rungtynės. Ta prasme, ką čia lengva, pusė tų komandų nežinai, aš pasižiūriu, kaip gali nuprognozuoti, kad ispanai nebus ketvirtfinalį. Nu, yra kas sako, kad slovenų nebus ketvirtfinalį.
Slovėnų tai tikrai gali nebūti ketvirtfinalį, bet yra vis tiek, jei Luka bus formoje, ta rinktinė vis tiek jie irgi kartu, jie žino, ką žais, jie žino, ką reikia išnaudoti, gal nežinau, susilaikys nuo gerimo tiek. Kažką rimčiau pasižiūrėjęs po praeitų metų savo, nes praeitais metais per daug to pasitikėjimo savim turėjo ir viską, tai vis tiek pavojinga rinktinė. Pavarys Luka trigubą dublį, dabar dar tokia buvo diskusija, ar bus triple trouble? Aš manau, jis daugiau skorerius bus šį čempionatą turės, bet aišku, ten jie jau eistos gynybos nusimetinės, bet dabar jau viskas aišku, net nėra Dragičiaus, nėra niekur, nėra tas antros opcijos. Tai, bet pavojinga komanda. Tokio žaidėjo, kai Lukos, tai jis gali vienas daug ką padaryti. Bem, aš dabar galvoju, ar yra buvę kokia nors komanda su vienu žaidėju, kuri kažką pasaulio čempionate padarytų. Nu, gerai, ten gali bandyti gerbti Zoraną Dragičių, ar ten Žygą Dimecą, ar kokį nors Prepeličių, bet nu vis tiek tai yra vieno žaidėjo komanda. Ar per visą istoriją yra buvus nors vieno žaidėjo komanda, kuri kažką padarytų? Jo, nu tai pas jį yra vienas, sakykime, išsiskiriantis labai žaidėjas, bet, nu, jisai lipdo aplinkui save visus kitus. Dar, žinai, žaidėjas, kuris gali kur kitiem, kuria savo, kuria kitiem, tai čia irgi tas yra didelis pliusas, nes jis nėra grynas skoreris, kur yra arba žaidėjas tik taškų darytojas, kas tada pasidaro sunkiau, ar jis tokio Lebrono tipo žaidėjas, kur gali visus kitus dar jei nori nusimes gerai, įtraukti žaidimą, tai čia irgi tą keičia, bet girdėjai įrodė, kad jie gali puikiai žaisti. Žinai, koks pavyzdys atėjo į galvą? Artimiausias, tiesiog nesugalvoja kito, kur atrodo sudėtis lieva, bet padaro žiauriai daug. 2-7 Rusija su Kirilenka, Holdenu ir Krepa. Nu čia skaityk 3 žaidėjai, bet vis tiek mažoka tarsi, ne talentų, kur laimėjo Eurobasketą. Nu, tai buvo Monė, Krepa, Kirilenko, bet jau Monė Holdenas. Toks, nu tai taip. Ne, tai bet jau Monė toks Prepeličius, nu tipo pozicija kita, bet lygis. Jo, bet tas ir yra geri roliniai žaidėjai, žaidė tą kitą krepšinį, kur su Kirilenko tu galėjai mėtyti per daug pozicijų visų ir gynyboje, ir puolime, ir, žinai, Holdenas darė savo, tai tokia buvo, nu, gynybinė komanda irgi, tai nepasakyčiau, kad tai buvo vien Kirilenkos čempionatas. Dar pažiūrėti į tos rusus, turbūt jie, nu, kaip komanda, gal net ir geresni už tos slovėnus. Gal net mes 20 būtume toks pavyzdys, kur neaiški sudėtis, bet rezultatas. Gal, sakyčiau, gal net 20 būtų artimiausias pavyzdys tam, kur nėra sudėties, bet yra rezultatas. Tik tai, kad mūsų krepšinio bėda ta, kad mes niekada neturėjom fantastiškos sudėties, išskyrus 2-3, ten 4, kai kažką iškovodavom. Mes niekada nelaimėdavom su ypatingai stipriom sudėtim. Jo, bet 20 buvo geri žaidėjai. Ten, kai pagalvoja, ten, aišku, žinai, tu turėjai gerą perimetrą, tas pats, ką mes turėjom, Pocį turėjom, Kalną turėjom, Seibutį turėjom, Simcę, kuris, tu žinai, kad atrajakai mes... Jo, bet kai tu vardini mum, tai jo, bet tai tu vardintum ten kokiam turkui, ar ten graikui. Jenkis, nu, tai Robinės, tai jo, nu, ten, žinai, negali sakyti, bet labai atitiko viską, ką mes žaidėme. Nu, visi galėjo pataikyti, visi greiti buvo, mes daug bėgom, daug ten jie tą perimetrą gerai uždengdavo, tai... Čia to atsistoja, kai viskas susiveda į tą komandą, žinai, nes jo galėjo apstatyti žvaigždėm, ką ten amerikonai darė, bet to žvaigždės tada vis tiek, kai matėm, kai jie jau pradėjo laimėti, jie prisitaikydavo, visi žinodavo savo rolę. Tai ar Kobis tą daro, Lebronas tu negali ten ateiti ir daryti, ką komandai darydavai. Tai manau, 20, kas buvo gerai, tai kad kiekvieno tą rolę papildė kitą žaidėją ir davė didelės naudos komandai. Tai kai kartais yra gal geriau turėti tuos žaidėjus, nes su tokiom garsiom pavardėm, bet kur atitinka tavo žaidimo viziją vis. Man tai šita Lietuvos rinktinė 2-2-3 atrodo silpniausia visų laikų komanda apskritai, kiek yra Lietuvos rinktinių buvusių, žinai. Ne tik dėl sudėties, ne tik ten dėl debutantų skaičiaus ar ten patirties stokos, žinai, bet dar ir dėl to paties žaidimo modelio, kad
ten, kur nuėjęs yra pasaulis, o jis nuėjęs yra vis tiek į gynėjų krepšinį, tu paimk bet kurią elitinę komandą, apie kurias mes čia šnekam, ar tu imsi serbą, ar ispaną, amerikietį, prancūzą, sloveną, vokietį, visi jie turi neblogus centrus arba net gerus centrus, bet turi dominuojančius gynėjus, dominuojančius aukščiausio lygio gynėjus. Lietuva šitam visam kontekste išsiskiria, kad mes gynėjų grandy neturim jokio talento arba turim labai minimalų jį. Dėl to Grigonio, Giedraičio netekti žiauriai brangiai kainuoja. Ir kada mes viską verčiam per baudos aikštelę, turim buldozerius, turim talentingą arsenalą, puolime turintį Motijūną, bet vis tiek 2 yra mažiau nei 3. Ir vien dėl to, dėl paprasčiausios priežasties, kad viskas pas mus yra su 2, o ne su 3, aš galvoju, kad Lietuva negali laimėti, kad šitas krepšinis nebelaimintis ir jau daug metų mes tą matom iš esmės. Jis negali laimėti, ypatingai, kai nėra gerų gynėjų. Niekas nelaimi be gerų gynėjų. Tai va čia toks, kur viena iš priežasčių, gal net ir pagrindinių, kur man atrodo, kad mes gal kartais per dažnai užsiliuliuojam, metydami ant pausto kamuolius Jonui. Gal, žinai, stipriausias mūsų žaidėjas, geriausias krepšininkas, bla bla bla, bet iš to atsiranda toks pamiršimas gynėjams, kad jie irgi gali ir draskyti, ir bėgti. Atsimenu, žaidėm draugiškas su Suomiais, atrodo, kur Margo patempė atkarpą 10-0. Nebuvo aikštelėje JV ir tada gynėjai pradeda savo, kad ir silpnesni, kad ir nepagrindiniai, bet smagiai atkarpą surengė, iš karto viskas kažkaip įsidrasko, ta aikštelė gyvesnė tokia pasidaro. Tik aikštelė Jonas su visa pagarba, bet vis tiek ta žaidimas sulėtėja, krenta kamuoliai po kaše. Ir tai nebūtinai yra sėkmė. Nežinau, ką tu mastai. Ne, tai faktas, kad reikia gerų, perimetras yra dominuojantis. Bet mes jų neturim, gal galime susitaikyti, žinai. Šio laikinėme krepšinėje perimetras yra tikrai tas dalykas dominuojantis. Arba dideli, kurie žaidžia biškį tokį, kurie gali kur daugiau, kur iš visų pozicijų. Tai taip, mes susidūrėm su tuo ne vieną kartą ir tas krepšinis mūsų, kai mes sulėtinam jį ir jis pasidaro automatiškai lėtesnis, mažiau dinamiškas, kai tu turi laužti ar kažką, tai kitoj pusėje pagal viską tada turėtum turėti tą geležinę gynybą. Bet, tas yra ganėtinai sudėtinga turėti su nes jinai irgi lėta. Su tais pačiais žaidėjais, kur tu turi. Ir jie nėra stipriausi gynybos žaidėjai, sakykime. Tai sukelia, aišku, daug iššūkių. Ir aš manau, vis tiek šitas čempionatas duos daug atsakymų. Bet, tu vežiesi tuos žaidėjus, kurie turi, kurie gali žaisti, kurie norėjo žaisti. Tai žinai, pripažinkime, Lietuvos rinktiniai reikia sukurti stebuklą. Kažkokį. Tu jį numatęs? Tai aš numatęs, aš visada tikiu ir tikiuosi tų stebuklų, nes ne vieną kartą jau yra sukurtas, padarytas ir tie visi lūkesčiai viršinti, bet lygiai tas pats atsistoja. Reikia stebuklo, reikia sėkmės, reikia, kad viskas sukristų, kaip turi sukristi. Bet tai atsitinka dažniausiai tom komandom, kurios to nusipelnė, ta sėkmė šypsosi geresniam, kaip sakoma, taip ir būna krepšinėje, tai reikia, kad ir krepšinio dievai būtų pagaliau mūsų pusėje ir čia, kad galėtum, žinai, važiuoti realiai dabar ir sakyti, kad šita rinktinė yra tikrai silpnesnė. Ant popierius yra tikrai, sutinku, silpniausia turbūt visų laikų. Gal ne visų laikų, bet... Blemba, bandau sugalvoti dabar Čempą, kur buvo silpnesnė. Tai, žinai... Teoriškai gali sakyti 2000-aisiais Sidnėjų, irgi turbūt su tokiam nuotaikom galėjom lydėti. Pažiūrėk, 2009 irgi, gal ten turėjom kažko, bet kai užbombini taip ir ten pereitum per tas pavardės visas, ką turėjom, tai... Na ja. Bet esmė, žinai, negali būti ramus, nes jinai nėra, kad demonstruoja labai įtikinamą ir gerą krepšinį po kol kas. Žinai, tos visos varžybos buvo ir prieš tas silpnesnės komandas ir tų atimant prancūzus, jis buvo linksmieji kalniukai. Nei mūsų tas krepšinis įtikinamas, nei labai aiškus tas bruožas, ką mes žaisime. Čia bus... Viena, kad bandysi Jonui, mes tas aišku, jau po to, kam ten kas pakris, kam ten paeis, kas ten imsis to iniciatyvos, tą bandys ir daryti. Jokubaitis
tas visas pasiruošimas ir tas nebuvo įtikinantis per nieką, bet čempionate viskas prasideda iš naujo. Bet kaip skiriasi nuotaikos, kaip į Europos čempionatą Lietuvą lydėjom pernai ir kaip į pasaulio čempionatą lydėjom šiemet. Ir aš žinai pagalvoju, gal ir gerai, čia nedarom spaudimo, čia dar kaip tik gal ir geriau į naudą, kad kartais net gal sąmoningai garsiau suabejoji, kad ten bla bla bla. Paskui aš pradedu kitaip mąstyti, iš vis yra jiems skirtumas, ar jiems vis tiek jie patys tą spaudimą savyje turbūt kuriasi. Ką ten kas šneka, kur ten kas kokius tikslus kelia, ar tu mesdamas trajeką, ar po kažkiek pušindamas ten varžovą nugarą, ar ten dar kažką tai bedarydamas, mesdamas baudą, ar tu galvoji apie tai, kas kur ką ten Lietuvoje šneka. Man atrodo, kad mažiausiai. Jeigu tu pats savo viduje tą spaudimą keliasi, tai keliasi, nesikeli, tai nesikeli, asmeninės savybės ir viskas. Ar čia mes podcastuose kalbėsim, kad tikimės, ar kalbėsim, kad nesitikim ir čia pofik mum. Ar yra ten skirtumas kam nors? Manau, kad giliai ne. Aš manau, kad yra. Sakai? Sakau, kad yra. Bet ką per podcastus tokie dalbojovai, kaip aš pašnekam, jie yra skirtumas? Ne, aš ta prasme nemanau, kad būtinai per podcastus yra skirtumas, ką aš neka, bet apskritai kokios viltis dedamas į rinktinę ir kokios užkeliamo... Tas bendras fonas jo? Užkeliami lūkesčiai. Tai praeitais metais aš sakiau ir prieš čempionatą ir tą, tokie, kokie lūkesčiai buvo užkrauti tą rinktinį, manau, buvo biškai neadekvatus. Ne tai, kad lik 16. Medalių? Ne, kad ten visų laikų geriausia rinktinė. Girdi, ne per nieką, jinai nebuvo visų laikų geriausia rinktinė, žiūrint kaip į komandą. Tai esmė, tas aišku duoda tau papildomą spaudimą. Ir tokia, sakau, mes niekada nebuvom geri, kai žaidžiam iš favorito pozicijos. Visos tos rinktinės, kur užkelti dideli lūkesčiai, kažkur kažką nesugebėjo išpildyti ar prašovė. Tai lygiai tas pats ir ten ta grupė buvo be galo sunki, ten tie visi pralaimėjimai mūsų, bet turėjom tikrai daugiau žymiai talento puolime. Atėjo, bet žaidėm taškas į tašką. Tie patys prancūzai buvo, vokiečiai, gynybos irgi nebuvo. Kas gynėsi pas mus? Tu man dabar pasakėjai, žinai, tą mintį, kad niekada nebuvom geri, kai žaidėm iš favoritų pozicijų ir pagalvojau, kada mes tokiais buvom. 2-4 mišios, favoritai prieš italus, 2-7 favoritai prieš rusus, pralošėm, 2-9 ten favoritai prieš daugą, bet pralošėm, 2-11 favoritai prieš makedonus pralošėm, 2-13 favoritai finale prieš prancūzus irgi buvo, ne? Pralošėm. 2-14 gal nebuvom tokie favoritai, bet prieš prancūzus pasaulio čempionę, bet ten voreva. Prieš slovėnus favoritai Lietuvoje pralošėm dėl olimpiados, prieš graikus 2-17 favoritai pralošėm, Eurobasketo 8-finalis, 2-19 pasaulio čempas, ten, whatever. Aš išvardinau 7 tokius didelsnius mačus turnyrus, kur mes buvom favoritais, mes pralošėm. Ir galvoju, kur mes važiavom kaip šūdvabaliai nusižeminę tokie dar prieš pasaulio čempionatą. Tai man į galvą šauna tik 20 ir 2-23 ir tegul mane ten pisa, kas tik nori, kad čia nesusijusios komandos. Aš sutinku, jos nepanašios sudėtim žaidimo modeliu, bet būtent tuo, ką aš dabar kalbu, jos yra panašios, kad abi komandos važiavo nuleistom galvom į pasaulio čempionatą. Tik nežinau, kokia kita grįž. Tai čia yra mano ta viltis. Aš labai tikiuosi, kad kai mes važiuojam, ką tu irgi sakai, jau iš anksto tokie, žaiskit vyrai, mes čia pažiūrėsim prie televizoriaus, kaip jums sekasi, kad tada mums kitaip, kad tada mes geresni iš tos perspektyvos. Žinai. Tai čia yra mano viltis tikėti šitą Lietuvos rinktinę. Racionaliu proto aš netikiu. Ne, racionaliu protu čia yra labai sudėtinga tikėti, bet jo, čia yra tas, kad tikėti, nes praeitą čempionatą aš buvau nuvažiavęs, tą čempionatą toj grupiai pabuvau ir tu matai, girdi po tų pralaimėjimų, kaip jie ten visi šaika užsiparinus, tas galvas nuleidus, tas toks iš visur eina, tas spaudimas, tie fanai, tie reikalauja, kur tos pergalės ir tie patys žaidėjai, jie nori laimėti, tu nori laimėti ir kai neina laimėti ir nesiseka ir tas toks svarbiausia to neužsileisti, to tokio labai daug negatyvo iš karto, nes po to labai sudėtingai yra, tai jie ten, viskas gerai, lygiai taip pat išsikapstam iš tos grupės, šie tie ispanai. Ir jau
Vėl lygiai tas pats. Ir ten visas kelelis buvo sudėliotas, ten paskui Suomiai, žinai. Nukalsintos ispanus, jokio ten, žinai, aš paėmu tą ketvirtfinalį, ne, kas ten buvo. Aštuntfinalis su ispanais. Bet ten atrodė, iki finalo kelias jau nutiestas. Nu tai va tas ir buvo, jau mes jau buvom finale. Jau realiai vėl po tos grupės vos iškišę tą galvą savo, jau mes vėl finale buvom. Nu ir kas atėjo ispanai ir žinai, nėra, kad per blėt ir tai galėjo lietuviai laimėti, ten girdi tos varžybos buvo mūsų laimėtos. Ir sugebėjom, bet vėl tiek užtruko, ta grupė jau atrodė nieko nebus iš tos grupės, vos įsikrapštai ir jau atėjo man ispanai ir vėl tos galvos iškeltos ir jau vėl čia pizdėt laimėsim ir ateik, lieki 16. Tai čia mūsų lietuvių, nežinau, ar tai yra tokia girdi problema. Flemba, vat... Čia tas pas buvo 2-13 su mumis prieš prancūzus, kai žaidėm finale. Taigi irgi jau grupiai nugalėjant, buvom tą finalą laimėsim. Taip, mes su tėvu girti balkonę kėlėm taurę, nusipirkę kažkokią dekoratyvinę. Ir buvo girdė, ateik, bam, vėl sėdi. Ir vėl sėdi verki, kaip prapisai tą finalą, bet ir vėl neišsipildžiusios svajonės. Tai jos grinai girdi čia lietuvių istoriją, tai va, užteko. Palak, jie nugalėjo praeitais metais. Kas? Ispanai? Ne, mes toj grupiai vos sugebėjom išpenėti apie prieš tuos. Blemba. Bosnius? Jo, Bosniai, kur ten viešbutį 5 miegojo vienam kambarėme. Ir vėl tie sparnai užaugo iki tiek, kad, karačia, atėjom ir prabombinom tą. Tai linkiu, kad tas neatsitiktų, girdi. Blemba, įsivaizduoji pirmos rungtynės su Egiptu. Pasitampysim, žinok. Tiki? Aš nematęs, kaip Egiptas žaidžia. Tai pamatysi. Nežinau, kad jie turi krepšinio komandą. Ką jie turi Salameiri, ne egiptietis? Ne. Aš kažkaip nesigilintose. Egzotiškose valstybėse aš nelabai gaudosi. Egzotiškose, tos egzotikos man nereikia. Niekada nebuvau, neplanuoju Egiptą. Girdi, nežinau, kad jie žaidžia krepšinį. Tai va, tokios naujienos. Tai gal sužinosim, girdi, kad Egiptas irgi krepšinio šalis. Nu ką, hebrytė, rugpjūčio 25 lieka 3 dienos iki pasaulio čempionato. Jūs galite patikėti? 3 dienos? Jau kai žiūri žmonės, gal 2 liko. O taip. Man jau 38. Rimtai? Laikas bėga. Pliamas. Laikykis, nenumirk dar. Ką? Nenumirk. Tai kas čia liko jau viskas? Kaip sakė Elgis Ramanauskas, jūs senas žmogus, greit mirsit. Kas čia liko jau? Nieko, dar pagyvenkim. Iki.